ir kodėl dabar vėl esame teisme? Nu, kadangi mūsų įstatymų sistema yra tiek netobula ir žmonės kovojantis už teisybę, žmonės ieškantis tiesos, turi tampytis po teismus vietoj to, kad saugotų ir augintų vaikus. Susitinkam, kaip sakant, čia ir tikiuosi ne paskutinį kartą, nes kadangi aš nenuleisiu rankų ir tikrai ir ateityje kovosiu ir ateityje ieškosiu tiesos. Kaip žinau, tai turėtų šiandien jau nuosprendį paskelbti? Taip, šiandien nuosprendį turėtų prokuroras prieš pusantro mėnesio pasiūlė man 3 mėnesius kalėjimo, o dabar aš žiūrėsiu, kaip teisėjas į visą tai atsižvelgs, aš teisėjui išdėčiau visas nuostatas, neėmiau net advokato, nes kadangi aš visiškai jaučiuosi nekaltas ir jeigu mane pripažins kaltu, aš galima sakyti iki gyvenimo galo didžiuosius iš šito nusikaltimų. Trumpai apie šį nusikaltimą, dėl kurio tave teisė. Na, tai viskas buvo prieš metus laiko, kada per televiziją, kada Laima visi ten, ta prasme, linksniavo, kad jau vaikas jau jų bus ir taip toliau, kai iki to laiko buvo visų įrodyta, kad vaikas negali gyventi su tokia motina ir čia dabar pradeda linksniuoti, kad jau viskas negarantuota ir aš taip pamaniau, kad iš tikrųjų gali būti toks variantas, kad vaikas bus grąžintas jai. Ir likus iki teismo nuosprendžio paskelbimo gal 2 dienom ar 3, pasiūliau žmonėm per Facebooką, ta prasme, būtent pasitinka, kad atvažiuotų, kad organizuotų akciją, kad padėtam teisėjui kad tiesiog medžiagą padėti papildomą, nes kadangi jau jeigu visa jau generalinė prokuratūra, visi jau ruošiasi kaip ir vaiko paėmimui, vaiko atimimui, aš jau supratau, kad jau čia negrįžtamasis procesas yra įjungtas ir kad tikrai vaiką tikrai gali paimti. Būtent ir paprasčiausiai nuvežiau teisėjui knygą, mes ten tvarkingai ant stendų užrašyti buvo turiniai, gal kažkiek tai aštresni tokie, bet tai aš juk negalėjau rašyti, kad Kondratjevą aš tave myliu. Tai būtų visiškai nelogiška, suprantat. Ir aš parašiau paprasčiausiai tai, ką galvoju, tai, ką manau tuo metu, ir kad tai atspindėjo tą kovinę. Tai būtent to laikmečio tą visą, kas vyko. Ir nieko ten nusikalstamo nebuvo. Na, kadangi planas yra Lietuvoje realus, yra teisėtvarkos planas tikrai egzistuoja, būtent ta sistema, kuri turėtų saugoti ir daryti tvarką, jinai tikrai egzistuoja. Ta būtent parodo Jonavoje čigonai po videokamerą, jeigu ne mano iniciatyva, jeigu ne mano nebūčiau nuvažiavęs turbūt ministro Barakausko, kaip sakant, griežtai paėmęs ir prižadėjęs, kad jeigu iki vasaros pabaigos tie čigonai dar toliau prekiaus, turbūt ir toliau prekiautų, bet vienu žodžiu mes ten suradom kompromisą, tai čia kita istorija. O dabar būtent šito istorijoje viskas. Aš paprasčiausiai norėjau padėti teisėjui, nuveždamas papildomą medžiagą, ką numato baudžiamasis kodeksas. Aš nieko nepažeidžiu. Bet tiesiog traktuoti teisėjo įžeidimą? Palaukit, teisėjas yra valstybinė, teismas yra valstybinė instancija, teisėjas yra valdiškas žmogus, gyvenantis iš mokesčių mokėtojų kišenės. Jie privalo mūsų klausyti, jeigu mes turim kažkokios informacijos, aš jam bandyti, aš juk norėjau jam padėti, aš jo negąsdinau, nieko nesakiau, taip toliau, suprantat. Ir finiše aš dabar atsiduriu teisiamųjų suole. Plius šita byla jau yra sprendžiama antrą kartą. Aš jau esu nuteistas šitoj byloje 1000 litų bauda, skambinau tai teisėjai, kada man iškėlė dabar baudžiamąją bylą už tos pačius parodymus. Aš skambinau teisėjai į Druskininkus ir pasakiau, gerbiamą teisėją, jūs žinot, kad jūsų byla yra iš naujo perdaryta, iš administracinės padaryta baudžiamąją, jinai buvo faktas, jinai sako, taip negali būti. Tai sakau, gali būti, tai va dabar po nuosprendžio aš vėl paskambinsiu. Tai visiškai neturi jokios, bet aš to prasme noriu parodyti tai teisėjai, kokioje jinai sistemoje randas. Kad tai yra visiškas, rusiškai tariant, bespridėlas, tai yra visiškas, pasaulis tokios sistemos. Jeigu mergaitės paėmimo akto pasaulis negalėjo parodyti per savo televiziją, nes žmonės būtų nesupratę, kad civilizuotai valstybei tokie dalykai vyksta. Tai va, ir būtent ir čia tas pats, aš esu mažas pėstininkas, mažas kareivis šitam kare, bet, kariausiu kiek galėsiu. Ir man, ką žinau, visi turim vaikus ir man paprasčiausiai skaudu yra, suprantat. Na, dabar kol kas iki teismo yra lygia kažkur bene 15 minučių. Palauksime, aišku, teismo sprendimo. Bet dar vienas klausimas. Mačiau pasirodžiusi informaciją, taipogi internete, tavo nuskambėjo žodžiai apie pačią Venckienę, apie užsienį išvykimą ir visą kitą. Kaip dabar šiuo metu manai? Iš tikrųjų, nuoširdžiai aš labai džiaugiuosi, kad Neringa spėjo pabėgti. Spėjo pabėgti. Mano turimais duomenimis jau jie buvo atlikti jau 2 pasikėsinimai, būtent vienas su Nagliu Puteikiu, kai jie važiavo mašiną, kai ratas nukrito su visais 5 varžtais, paskui dar vienas buvo kažkur, tai prasme būtent, jinai laiku spėjo pabėgti. Tai yra nusikalstamas planas, tai yra, pasižiūrėkit, Alvydas Sadeckas, nacionalinio saugumo agentas, ta prasme, kuris buvo atsakingas, pasižiūrėkit, ekskomisaro biuras, tai užsakomieji, tai būtent užsakymų vykdytojai.
Aš drąsiai tą sakau, nes aš jau per tiek metų, aš jau tiek medžiagos perkramtęs ir tą patį, vat, irgi liudytojai yra, kurie matė, kur su ūsų jisai kleboniškio miške būdai ten guliuojas ir taip toliau. Tai suprantat, nu tai viskas, grandinė visa rutuliuojas. Tik tai kas visą tą spręs, kas visą tai ieškos. Jeigu bylas ima naikina, kaip sakant, meta į židinį ir sudegina ir viskas, ir visus įrodymus viskas sunaikina, tai kas ieškos galų ir kažkokį tai sadecką ieškos, kad įtardami, kad kažką jis gali daryti sakomosius žudimus ir taip toliau, suprantat, tas pats Pociūnas, taigi tos pačios kompanijos nužudytas yra visi. Čia jau kitas, irgi sakau, kitas kontekstas, bet būtent yra, vat sakau, kad valstybinio lygio nusikaltimai, valstybinio lygio instancijos paverstos yra nusikaltėlių buveinė. Va tas va yra baisiausia ir aš sakau, iš tikrųjų džiaugiuosi dėl neringos, kad nepabėgo. Aš manau, kad jinai šiuo metu yra Europoje, tikrai ne Amerikoje, nes Amerika irgi yra gan tokia gan įdomi. Nėra jo Čikago, tikrai. Ir būtent jinai čia yra ir ruošiasi tam kitam frontui, būtent kitai kovai. Kovai su tos šalies teisėtvarka, būtent su Europos teisėsauga, kad ateitų čia į Lietuvą. Nes man susidaro toks įspūdis, kad Lietuva tai čia kaip mes ES valstybė, bet apie mus niekas nieko nežino. Mes visiškai kaip kažkokia, kaip sulieta su kažkokia Estija, su Latvija, Lietuvos nėra, suprantate. Tik čia viskas, kalūnės dujos kasamos, visa kita, žmonės bėga iš čia traukiniais, viskas, emigracija, viskas baisu. Na, ir jeigu, pavyzdžiui, grįžtam dabar prie teismo, ne, tarkim, pats minėjai, kad karas ruošiamas karas, pats esi teisininkas ir kaip galvoju, ar tą vargšą teisininkas tokį kaip tave, na, nuteis pasodins? Ne, nu tai aš manau, aš vienareikšmiškai manau, kad dabar bus paliktas galiot prokurorų prašymas, būtent 3 mėnesiai, bet sumažis galbūt mėnesį paliks ir tikrai, nu, išteisinamo tikrai nebus. Aš negaliu pasakyti, kad šitas teisėjas yra korumpuotas arba kiti teisėjai yra korumpuoti ir kad jie yra suinteresuoti mane pasodinti. Bet tai yra sistema, suprantat. Nu kas norės prieš sistemą kelt ranką? Nemačiau dar. Pats tai nori? Ne, tai aš keliu dėl to, kad aš esu, kaip sakau, aš iš kitos pusės barikadų esu, dėl to, kad aš matau neteisybę, aš matau visišką, chaosas. Tai yra būtent, destabilizacija visos teisinės sistemos. Žmonės, paklausti žmonių, nei vienas, niekas nepasitikė teisėtvarką. Tai kaip mes gyvenam tokioje valstybėje, kurie niekas nepasitikė, kaip čia suprasti? Tai va aš irgi tą patį sakau, aš teisėją tikrai nenoriu įžeisti nieko, bet aš jau žinau nuosprendį, aš būsiu nuteistas. Nors aš nieko nepadariau. Suprantat? Ir aš bandysiu, aišku, skųsiuosi iki paskutinio, kiek galėsiu, man tik tiek gaila, kad paskui jeigu ir aukščiausi teismai ir visi atmes mano apeliacijas ir man reikės teks pasidėti, nors ir tą patį mėnesį ir badu, nes pas mane 6 vaikai. Nu, bet tai, ką darysi, reiškia, taip turi būti. Aš iš čia nepabėgsiu. Na ką, palauksim teismą ir ačiū už pokalbį. Ačiū.